Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija, ir šiandien yra video apie tai, kaip mano dukra Sofija yra mokykloje. Žodžiu, aš nebekalbėsiu, o pradėsiu. Stop, tu dar iki šiol manęs nepasubscribinai ir dažysi žiūrėti mano video. Tai dabar greitai nusileidžiam ir atrasti tokį mygtuką, prenumeruoti arba subscribe. Paspausk jį ir nepamiršk varpelio. Tai žodžiu. Sveiki panteriukai, šiandieną yra antradienis. Taip, čia bus 4 vlogai iš eilės. Tai vakar aš turėt matyti jau vieną vlogą. O šiandien matysite šitą vlogą. O rytoj matysite dar vieną vlogą. Ir ką aš tikiuosi, kad šiandien bus diena rami, o ne kaip vakar. Prie mūsų visą laiką pristoja. Jo, dabar laukiam pamokos. O, skambutis, einam jau. Einam. Tai sveiki vaikai, ir šiandien mes pratęsime temą, kurią mes vakar. Ir dėl vakar dienos labai atsiprašau, tai šiandien dieną mes dirbsime dvigubai daugiau. Dabar prašau atsiveskite savo sąsiuvinius ir dabar tikrinsimės namų darbus. Taip, dabar prašau skaityk pirmą sakinį. Ir tai yra neteisingas atsakymas. Kaip suprasti neteisingas? Aš valandomis dariau šituos namų darbus. Ir jūs dar drįstate sakyti, kad čia neteisingai? Čia mėnus yra minkščiai ir yra tiesa. Čia yra tu neteisingai padarai tuos 3 sakinius. Jėzus. Gerai. Austėja, tu skaityk. Pamoka baigta. Taip, panteriukai, dabar mes lauksim antros pamokos. Ir antra pamoka pas mus yra biologija. Tai dabar mes laukiame. Mija. Ką? O balsą jau atsirado balsiukas tau, pradėjai kalbėti su jom. Tu nelįsk goda geriau. Mija. Kodėl tu apie mane kalbi? Aš apie tave nieko nesakiau. Tai kažkas nori pasakyti, kad man kažkas meluoja. Mano geriausia draugė galvoja, man meluoja. Man sakė, kad tu sakė apie mane kažką už nugaros. Jinai nieko nesakė, nenusišnekėk čia. Gynė atsirado, gal tu ir apie mane kažką blogą sakyti. Aš apie tave nieko blogo, aš tave nežinau, aš tave nepažįstu. Tai gal tu tiesiog pavydi man? Tu rimtai? Visai jau beprotė. Praėjo jau 2 pamokos. Šiandien jau turiu sportuoti. Jas, kokia baisi pas mane uniforma šitą sportą. Oi, Jėzus, kiek jūs čia šiandien jau daug. Gerai, tai šiandien pas mus yra atsiskaitymas, bėgimo nuo aukšto ir iš žemės taip. Taip. Dabar aš suskaičiuosiu, kiek čia jūsų yra.
10. Tai 10. 10 jūsų yra. Tai 10 padalinti iš 3 bus po 3. Tai vėl po 3 bėgame. Tai žodžiu, vat, labai jūs šiaip labai gerai žiūrėkite. Tai jūs 3 bėgsite. Tada kažkaip tai nesigauna po 3, nes yra dar įsitausti. Tai tu vieną bėgsi. Kodėl tu atsistoji? Kaip taip būtų? Aš kaip čia vieną bėgus. Šičia dabar gerai, pabėgs. Jo. Tikiuosi, nieko blogo neatsitiks. Aš net bėgt nemoku. Čia nėra pamokė, tiesiog bėgi ir bėgi. Jezus, šis ko tu kalbi čia su manim? Tu sakai, kad tu bėgi nemoku, žiūrėjau, kad visi bėgi. Man žinok, nesvarbu, ar aš moku ar nemoku. Na gerai, stokit. Ir bėgsit. Gerai, pasiruošt. Dabar ateina nuo žemo starto. Dabar jūs pradėkit gerai nuo žemo. Visi jau pabėgiojo nuo žemo starto. Tu paėmus. Austėja šaunuolė, kad ir sirgai. Tu gauni 8. Tu labai gerai bėgai. Šaunuolė labai. Tai tu gali dabar įdžiai. Tu Golda. Tu nuostabiai bėgi, tu 10 gauni. Tada tu Rokai. Nežinau, kas su tavim daryčiau. Tu ir sirgai. Šiaip visai nieko nebėgai, tai su avansėliu tokiu. Aš tau 8 parašiau, bet tu net 6 tu nesieki. Aš kiek sakysiu tuo, palauk. Tu, Saulė, labai gerai bėgi, 9. Sofija, 9. Mija, 8. Bet taip, jūs. Taip, Mija. Tu iš vis. Lėtai bėgi, tu net 3 nesekim pagal šitus. Tai kiek aš gaunu? Su avansu tu gauni 6. Valio, nors 6, man yra 6 gerai. Iza, ką tu čia darai? O, man nėra pamokos, tai aš žinau, kad tau yra fizinis, tai tiesiog atėjau pas tave. Nu, kokia tu šaunuolė. Jo, man nėra ką veikti. Tu tenais. Tu skaitai, ne, kiek gavai? 6 su avansu, o sakė, kad net 3 neseki. Nu, nasi tai gerai. Gerai, tai ką veiksim? Nežinau. Gal pažaiskim kažką. Galim su šituo apsimėtyti. Norėtumėt? Taip. Nesugau. Kas čia yra nesugauna? Gerai, iš to ateis man reikia kokios mergaitės Mijos kai ko paklausti. Gerai, aš palauksiu tavęs. Kodėl man dabar metė? Kas man galvo metė dabar? Aš ne specialiai, aš Sofijai mečiau. Ir kam čia atkaunės? Kad žinotum, kad nereikia į mane taikyti kamuolį Mija.
Nu kas tau yra, aš nesuprantu, kur prie manęs pristoji. Aš tada atsiklausiu. Dar. Mija, kodėl tu apie mane kalbi? Aš nieko nesakiau, aš tai 100 kartų tą patį pakartojau. Tu meluoji. Akivaizdžiai meluoji. Tu atstok gal jau nuo jos. A tu jos nekink, sitrauk. Mija, viskas gerai. Sakau, tu pavydė, kad... Tu tikrai pavydė. Aš nepavydžiu, nu atstok tu nuo manęs išvis, jau atsibodai. Mija, palauk. O, Jėzus. Kas čia buvo? Ai, nieko. Mija, nu neverk, tu niekom nekalta. Nu taip, tu gi neskleidži jokių gandų apie ją ir nieko jai už nugaros nesakei. Kartais žmonės sunervina tiesiog be priežasties. Neverk, viskas gerai. Ir išvis, jinai neturėjo teisės to nieko sakyti, nes tu nieko nedarai, tiesa? Tai aš nieko neturiu, aš nesuprantu, kodėl jinai taip daro. Aš nesuprantu logikos. Tai jinai ratinis mano blogis. Dabar prie manęs pristoja, ką aš tokio blogo padariau. Viskas gerai. Čia jau paskutinė pamoka. Pamoka šiandien 4? Gi nėra 3. Taip, nėra 2 paskutinių. Nėra matematikos ir... Nors viena gera naujiena, aš nesuprantu. Kodėl jinai taip daro su manim? Nusiramink. Taip, viskas gerai. Klausykit, nėra jokių būrelių. Nu, nėra. Tai gal varom pas mane, sugalvosim, kas pamėja daryti, nes jinai jau atsibodo. Taip, einam pas tave. Man kaip tik mano baleto mokytoja šiandien susirgo. Jinai susirgo ir man nereikės. Man tik tai modelio darbas vyks, tai gerai varom. Varom. O, mano namai. Čia tu gyveni tenais? O palaukite, kodėl tu mus vedi į tą pusę, kur mano namas? O, gal mes tenais gyvenam? O mano namas ir toj pusėje. Tenais yra daugiabutis. Nu, tipo namas, daugiabutis ant 3 aukštų. Tai gal jūs vienam name gyvenat? Nu, gali būti, einam greičiau. Nu, einam. Ten reik perėti. Aha. Nu va, atėjo. Alio, aš gyvenu 1 aukšte. Aš gyvenu 3. Aš irgi 3. O kaip mes nesusitikdavom anksčiau? Nu, nes mes tada dar nežinom vienas kitos. O, čia mano mamos draugė kabo. O tu mano mamos. O mano mama serga ir jinai niekur negali eiti. Auksė serga? Perdaug linkėjimus. Klausykit, aš gal nuvarysiu greitai, persirengsiu ir tada ateisim. O gerai, mum, tai 3 aukštą. Varom. Aš tada eisiu su ją, aš ateisiu. Gerai. Tu basom eisi? Taip, čia nesanta, tai einam. O, labas, dukrelė, tu jau grįžai? Taip, grįžau. Tai tu eisi pas draugę, kaip aš girdėjau, čia su draugė atėjai. Su draugėmis. 3 draugės? Taip, mes eisim pas Saulę. Atsimeni pasakoju, ta gerai labai draugė mano. Ir mokyklos susipažino. Taip, galėtum ir kitą kartą pategu pas tą, norėtų susipažinti. Gerai, tai aš einu. Eik. Man, pas mane čia draugės ateis. Oi, labai nuostabu. Aš einu į virtuvę pagaminsiu jums kažką. Gerai. Katytė mano pasilgai manęs, mano mazutė, o Jėzus.
Tai mano draugės ateis, tu tik jom neįtrėkas. Gerai, tu gali ant lovos mano pabūt. Gerai? Aš vienintelė būsiu čia. Striukė uniforma. Koks skirtumas, tu gyveni toliau. O, mergaitė, sėliau. Hai. Atrakinta, kaip tai galim įeiti. O ką, aš durų neužrakinau? Pasirodo, kad ne. Labai puiku. Praėjo 2 valandas. Nu taip. Tai aš tuoj nueisiu, aš pamiršau telefoną. Gerai. Taip, klausau, ko norite. Suprasti, jinai kalbėjo man už nugaros, negali būti. Negali būti, kad jinai kalbėjo už nugaros. Mes taip labai gerai bendravome, negalėjo taip pasielgti su manim. Nesvarbu, nebeteisiu aš. Bet jeigu tai tiesa, nežinau. Tai gerai, gal jau einam namo, įsiskirstam jau. Ir taip jau būnam. Aha, nu tai gerai, mergaitės, iki rytojus. Iki. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, o dabar iki.